Sveiki klausytojai, su jumis jau antrasis kąsnis ir aš jo autorius Karolis, o šalia manęs mano namuose ant sofkutės patogiai įsitaisęs teatro režisierius ir ilgiausio Lietuvoje spektaklio autorius Augustas. Labas, Augustas. Labas, Karoli. Pradėkim nuo pradžių ir susirinkom vis tiek turbūt daugiausiai kalbėti apie tavo teatrinės patirtis, tai pradėkim nuo to, kaip tavo gyvenime atsirado teatras. Teatras mane į teatrą nuo vaikystės vedė tėvai, tai kažkada buvo visokie vaikiški spektakliai, visa kita. Tada buvo tarpsnis, kuris, gal nežinau, ten nuo kokios 1-2 klasės, kada aš į teatrą visai nevaikščiau, nes gal tuo metu nebuvo tokio dalyko, žinai, kur, teatras vaikam, tai jau ten mažiukam, o po to kažkaip nėra tarsi ką žiūrėti ir aš po to paauglystėj kažkaip atradau iš naujo šitą džiaugsmą gyvenimo. Tai panašiai. Tai šiaip vaikystėje iš to, kad aš eidavau, mano seneliai gyveno Karoliniškėse Vilniuje, tai ten yra Keistuolių teatras Spaudos rūmuose. Tai kaip daug vilniečių vaikų užaugau su Keistuolių teatru ir jo kažkokiom kasetėm, geltonų plytų kelias, visa kita. Kažkoks buvo kultas, man atrodo, absoliutus. Tai va taip lėtai, snyky būdu kažkur įsėdo tas teatras tikriausiai. Ok, ir kuriuo metu kažkaip pagalvoji, kad ne tik norėtum vartoti teatrą, bet galbūt ir kurti teatrą? Tai aš šitą jau gal ne pirmą kartą miniu, aišku, nėra taip, kad žmonės tikriausiai seka ir atsimena, ką aš ten kažkokiam interviu sakiau, bet aš šiaip ten mokykloje mėgau organizuoti renginius, daryti spektaklius, tos pačius taip toliau. Ir tada labai atsitiktinai, po to didelio tarpo, tikriausiai nevaikščiojimo į teatrą, ėjo klasiokai, grupė žmonių į spektaklį. Ir kažkas susirgo, man atrodo, negalėjo, buvo lyšnas bilietas, sako, gal nori kartu, aišku, noriu, smagu. O tas spektaklis pasitaikė Koršunovo Hamletas. Okay. Ir kažkaip, aišku, jis ten ir šiaip mane kaip teatrinis kūrinys sužavėjo, bet aš labai gerai atsimenu po to spektaklio, einant namo, tokią mintį, kad tai kažkas tai daro, tipo, už pinigų. Ta prasme, tai gali būti profesija, tai tu gali tą daryti ne tik mokykloje, ne tik kaip pasilinksminimo būdas ir ne tik vaikam, bet kažkas tą daro rimtai. Nes aš atsimenu, kad aš ten vaikystėje, gal čia ir tokio jau vyresniai vaikystėje, bet kažkokį spektaklį, kuris mane buvo pakankamai sužavėjęs, ta prasme irgi obsesija kažkokia vaiko, aš grįžau namo ir aš jį visą apsirašiau, tipo, vos ne dialogais, tokia atkūriau iš atminties pjesę, tai man atrodo tas noras kažkoks visada kirbėjo, bet atėjo po Koršunovo Hamleto toks suvokimas, kad tai čia galima tą daryti labai rimtai. Ir tada aš, sakau, gal 15 ar 16-15 tikriausiai man buvo. Ir aš nuo to laiko, nuo ten 10 kažkokios klasės, žinau taip tiksliai, kad aš noriu į teatrą eiti. Ir rašiau visur ten pirmų numerių ir dar ten, kai baigiau mokyklą, kadangi režisūrą renka kas 2 metus, jos nerinko, tai vis tiek bandžiau stoti į aktorinę, aišku, ten man pasakė, suprato, kad, sako, ko tu čia atėjai, tada Eglė Gabrėnaitė buvo komisijai, sako, ko tu nori, sako, aš režisierium būt noriu, sako, tai ateik kitąmet ir bus režisūra, ką tu čia veiki. Tai va visas tas kažkaip ir atvedė tokia gan kartu ir standartinė istorija, bet kartu ir, aš nesu, pavyzdžiui, iš kūrėjų šeimos kažkokios arba, nors dabar kuo toliau ten domiuosi, bendrauju, tai aš suprantu ir atrandu vis labiau, kad mano šeima yra labai kūrybiška, nors abu ten tėvai dirba
tokius pakankamai tiksliuosius darbus, ten IT, skaičiai, bet turi tas pusės, tik tai gal kažkada jas tai padėjo į stalčių, gal kažkas kita labiau patiko, arba labiau tiko, arba buvo naudingiau, tai va. Ok, ar atsimeni, kokį spektaklį išsirašinėjai tam dialogais? Neatsimenu, bet ten buvo kažkas labai keisto, buvo kažkas, bet ne keistuoliuose, kažkur kitur, manau, kad neprisiminsiu. Ok, tai praėjo metai ir įstojai į režisūrą, ar daugiau praėjo laiko? Nuo to Hamleto tai praėjo daugiau laiko. Nuo Hamleto daugiau, bet kai nusprendėjai jau, kad... Ir nuo to praėjo daugiau, bet žodžiu, kai baigiau mokyklą, pralaukiau metus ir po jų įstojau, jo. Ok, ir kaip studijos, ar nebuvo kažkokių ten abejonių, ar jau visi, turbūt 4 metai buvo tokie, kad straightforward, žinau, čia mano dalykas ir... Šiaip studijose buvo mažiau abejonių negu dabar. Nes tu kai, šiaip daug menininkų apie tai šneka, kad visada šitoje profesijoje yra kažkokia abejonė, ar čia aš tikrai tą darau, ką noriu, ar aš čia tikrai good enough, Ir aš kai klausydavau, girdėdavau va tokius pasisakymus, kol buvau studentas, man buvo toks, ką? Taigi, bet čia tikriausiai šiaip visur yra tas, kad kol tu studijuoji, tu geriau žinai už visus viską. Bet kai išeini realiai daryti dalykų, supranti, kad jo, gal kažkaip ir kitaip tas girnos sukas negu teorijoje. Bet aš neatsimenu, ką tu klausei, bet kažką apie studijas. Kaip studijas? Tai studijos keistos buvo. Aš baigiau akadiją ir bakalaurą, ir magistrą, ir jie buvo labai kardinaliai skirtingi. Nes bakalaurė ten yra tokia iš rusiškos tradicijos ateinanti sistema, kuri turi, reiškias, kurso vadovą, kas nebūtinai yra blogai, bet čia labai ilga tokia profesinė diskusija galėtų atsidaryti, kurios tikriausiai nebūtina. Jeigu bus įdomu, galėsiu papasakot. Bet jo, tas yra, kad mūsų kurso vadovas nelabai mums dėstė. Mus ruošė kiti dėstytojai, ta prasme, jie stengiasi, darė viską kaip galėjo, bet kažkas man gerai sekėsi, viskas gerai buvo, bet kažkoks toks suvaržymas buvo. Ir labai daug buvo tokių, kur šito negalima daryti, arba čia per racionalus tas tavo menas, arba ten kažkaip iš vis ten nesirenkit taip, nedarykit to, biški, susimažinkit, žodžiu. Netiki apsirengimo? Čia vaidybos prasme, tai jo, ir aš labai gerai atsimenu ir aš šitą pavyzdį naudoju, kaip mano kursiokui buvo pasakyta, taip nesirenki vaidybos paskaitas. Dėl to, kad, techniškai kažkuria prasme tai turi, tipo, kad kol tu mokais vaidybos, kad tu čia juodai apsirengęs, kad nenumušti žvilgsnio nuo tavo vaidybos, bet ne apie tai. Ir tie va tokie bajeriukai, tie tokie pasakymai, jie ypač jaunam žmogui turi labai, man atrodo, gilius tokius rakštis palieka. Tai jo, net iki apsirengimo. Gal, žinai, galima visada, jeigu tai yra profesinis poreikis kažkokia, galima kažkuriais atvejais to prašyti, bet yra dar būdas to paprašyti. Tai niekada ten nebuvo labai švelniai prašoma kažko akademijai. Gal dabar keičiasi laikai, bet aš turėjau labai nuostabų magistrą, nes pas mus atėjo dėstyti Jana Ros, kuri atsinešė jau visai kitą, jinai pati ten Jeilį baigus dar kažką, atsinešė visai kitą tokį vakarietišką mokyklą, aišku, ir magistro programa yra visai kitokia. Bet aš per 2 metus magistro tikrai gerokai daugiau gavau tikriausiai negu bakalaurė, nes sakau, tikrai buvo ir bakalaurė nuostabių dėstytojų ir visko, bet man esminiai, ko trūksta ir trūko man, tai bakalaurė tai yra asmenybės ugdymo, kas yra tikriausiai sunkiausia ir labiausiai aptaku, neaišku kaip kas, nes
Bet in the end, nu, ne technika. Yra technika, gerai, technika yra labai svarbu menininkui. Šalia to, jeigu menininkas nėra asmenybė, jeigu jis neturi, ne, jis gal turi, bet jis nemoka su savim susikalbėti, tai jis tada ir ištransliuoto nemokės. Ir va šito atsiverimo, šito kažkokio išmokimo kažkuria prasme universalizuoti tai, kas tau asmeniškai skauda, atrasti, kas tau asmeniškai skauda, nes mums sakydavo ir bakalaurė, ką tau skauda šitoj medžiagai, nu, tai ta prasme, kas tave asmeniškai liečia. Bet kai tu sakai žmogui, taip nesirenk, taip nekalbėk ir taip nemastyk, o tada klausi, kas tave asmeniškai liečia, tada tipo tas žmogus, nu, tai jis negali būti savim, jeigu jis jau yra, turėjo 3, 4, 5, 6 ne. Tai ir tie atsakymai dažniausiai kažkokie sumeluoti gaunasi. Ir iš to tas menas irgi sumeluotas, nors gali būti labai gera technika pas žmogų ar ten dar kažkas. Tai vat tos studijos įvairios buvo. Nors aš tuo metu gan taip šventai tikėjau ir mesti ten ar tikrai nemąsčiau, negalvau, neturėjau tokių minčių. Pati profesija ir sakau, visada buvo tų dėstytojų, gal kurie atliepdavo tuos kitus poreikius, kažkaip kitaip paskatindavo. Ir anksti aš pradėjau ir tos darbus daryti, kurie po to kažkur išėjo į spektaklius, į teatrus, į dar kažką. Tai rasdavai kažkaip, bet aš jaučiau ir tikrai per bakalaurą ir gal dėl to aš dabar perėjau ir pats atėjau dėstyti, kad aš jaučiau, kad aš savo susidarinėjau studijų programą. Aš galvoju, gerai, aš šitą jau dariau, man dabar reiktų padaryti kitokį, kad aš išmokčiau čia to ir to. Tai, ką turėjo daryti dėstytojai, tą dariau aš pats. Ir tas biški, toks, tai gal dar man galėtų tą krepšelį man ir mokėti, žinai, atgal. Pats studijuoji, pats save mokai. Toks buvo įdomių dalykų. Ok, nežinau, kaip ir logiška būtų eiti prie tavo pirmųjų darbų. Jo, gal eikim prie pirmųjų darbų, paskui turėsiu tokių bendresnių gal klausimų. Tai kokie buvo pirmieji režisūriniai bandymai? Tai jie buvo labai anksti, jie buvo dar akademijai. Mes kažkaip antram kurse padarėm spektaklį, kuris ten akademijos teatre ėjo, bet jis taip ir ėjo, gal 4 kokius metus akademijai, tai jo buvo pamoka UNESCO, kuri kažkodėl aš visiškai neturiu jokio žalio supratimo, turėjo nemažą pasisekimą ir žmonėm patiko ir, ten aišku, tas mokomasis teatras, Balkono teatras, jis nemokamas, bet vis tiek į net ir nemokamus renginius sunku pritraukti žmonės, šiaip, o ten ėjo kas mėnesį kartais ir dažniau ir labai puikiai, tai šitam darbui už daug dėkingas, už kažkokį testinumą, to spektaklio augimo supratimą, kad gal jis geriausiai ir atrodė po 4 metų rodymo, o ne išbiro ir nusigyveno. Po to buvo Vieniši spektaklis pagal Hauptmano pjesę, kur mes irgi, aš pavyzdžiui dabar važinėjau daug kaip dėstytojas ir po užsienio akademijas tada. Tai yra labai įvairių būdų, kaip sprendžiami klausimai, nes šiaip studentai vaidina, pas studentus vaidina studentai. Tai jeigu tu darai kažkokią šeimyninę dramą ir tau reikia mamos, tėčio ten ir sūnaus, tai juos visus vaidina studentai vienodo amžiaus. Which, kažkuriuose teatro versijose tai tinka, bet jeigu tu nori ten daryti realizmą, kažką, tas netinka. Tai pavyzdžiui, yra akademijų, kur samdo, moka valstybė, universitetas moka profesionaliem aktoriam, kad jie dirbtų pas režisierius. Tai pas mus, aišku, to nėra ir pas mus labai daug labai gerų aktorių, profesionalų eina pas studentus iš tokio, nemokamai dirbti, kad pusę metų, pavyzdžiui, ruoštis, vaidinti, repetuoti, iš, tokio profesinio smalsumo ir noro padėti auginti jaunąją kartą. Tai tas Vieniši darbas, mano trečiam kursė aš jį dariau, jis po to buvo rodomas Rusdramy, dabartiniam Vilniaus senajam teatre. Irgi porą sezonų ėjo. Ten buvo pirmas darbas, kur šalia studentų atsirado profesionalai aktoriai ir mano dėstytoja nuostabi Adrija Čepaitė, kuri dar, reiškia,
birželį dar man dėstė, aš rugsėjį pasiūliau jau jai vaidinti kitų metų, reiškia. Ir jinai tikrai, vat, be jokio atlygio, be nieko, po to ten, kai išėjo į teatrą, bet ten irgi centus mokėjo, nes tipo studentiškas darbas, bla bla bla. Tai ir ne viena jinai, ta prasme, daugiau tokių aktorių buvo, kurie tikrai ėjo ir padėjo ir iš tos jų patirties tiek aš, tiek tie mano kursiokai aktoriai galėjo semtis ir va, tas procesas gražus, jis nėra teisingas, by no means socialiai, bet jis yra labai gražus kažkoks, tai nežinau, žinai, čia iš tos kančios daug kažkokių gražių dalykų ateina, bet nežinau, ar tai reiktų normalizuoti. Tai va, tai buvo vieniši, tada mane kažkaip priglaudė Miltinio teatras Panevėžy su tuometiniais jo vadovais ir aš tenai pastačiau 3, o dabar jau ir 4 darbus tam teatre. Tai toks ilgalaikė kūrybinė draugystė užsimezgė ir ten buvo labai įdomu. Ten buvo Roberto Zuko, po to Hotel Universalis, tada kelionė į Edeną, po to dar po kelių metų jau buvo Aliaska. Šiaip juokinga, atrodo, kad kalbu dar po kelių metų mano ta karjera kabutėse čia nematantiems. Tai, kiek čia 6-7 metai, čia nėra ancient times history, bet tikrai, kažkaip, jo, nemažai, aš dabar kažkada skaičiavau, taip, ten neįmant tų akadinio pirmo pačio darbo, tai, vis tiek kokių 10 spektaklių yra padaryta, tai jau kažkoks toks, tu biški drąsiau jauties tam lauke ir jau biški gali retrospektyviai žvelgti. Tai, va, tai buvo sekantis darbai, tai buvo Miltinio teatro etapas, kuris buvo ir labai įdomus. Ir kartu gal toks buvo tam tikra prasme, gal kūrybinis egzilis, taip nesusireikšminant, bet... Ne, labai keista, aš pats Vilnietis ir išvažiuoti, man bet kur šiaip ta profesija tuo smagi, kad tu, pavyzdžiui, savo šalį pažįsti, aš ten, Kaune jau ten 3 darbus padaręs ir ten dar visokių ir workshopų vedęs ir visko, nori, nenori, tu, tokiais protarpiais, bet atvažiuoji 2-3 mėnesiam pagyventi į kitą miestą. Tu kažkaip ten tada, aš ir Panevėžy gan jaukiai jaučiuosi, dabar ir Šiauliuose jau porą darbų turėjau, tai ten ne su teatru, su choru, bet, žodžiu, tu matai tą kontekstą labai. Ir tas visai įdomu, bet kartu jo, man buvo biški tokio, buvo šoko, gal kažkokio kultūrinio tam Panevėžy, ne dėl to, kad Panevėžys kažkoks, ta prasme, ten yra labai ir kultūrinė bendruomenė didelė ir taip toliau, bet... Ten visada man trūko tokio grįžtamojo ryšio šiek tiek. Iš publikos, iš kažko, ta prasme yra, čia nesubendrinant grinai apie Panevėžį, aš čia, aišku, nuskridau kažkur labai toli, bet sakykim, ten tos kultūrinės bendruomenės tokios, kuriai įdomu viskas ir eksperimentiniai kažkokie darbai ir ten, jos yra nedaug. Jeigu ten salėje yra kažkiek 100 vietų, tai tų žmonių, jeigu yra ten 1000-2000, kuriem, įdomu, nes ten kažkokie didesni, garsesni vardai, didesni darbai pritraukia daugiau žmonių, be abejo, tas natūralu. Bet į jaunų žmonių darbus ar kažką, tai jeigu yra 1000 žmonių ir 100 vietų, tai tu gali 10 kartų parodyti spektaklį ir jo publika baigėsi. Tai va, tai tas tokia biški, tai yra hermetiška ir tai, nežinau, dabar vėl jau iš atstumo galvojant, įdomu pasvarstyti, kas būtų, jeigu aš nebūčiau tenai įsėdęs į tą Panevėžį. Kita vertus, aš turėjau galimybę labai stabiliai, ramiai, ta prasme, aš ten neturėjau nei etato, nei nieko, bet vis tiek tas užtikrintumas, kad tu turi kažkokį galimybę, projektą, po to kitą, antrą, trečią, labai svarbu pradedant, nes tu tiesiog treniruojas toliau, kad ir nebestudijuoji, tu kuri, tai yra svarbiausia. Jo. Ok, kas po Panevėžio?
Aš manau, dabar tai praeikim tavo labiau biografiją. Aš paskui turiu Geografija. klausimų jau ten labiau apie režisūrą, bet dabar gal praeikim šitą ir paskui lysim į tam tikras vietas. Tai po Panevėžio buvo Kaunas ir Šiauliai, tai paraleliai kažkaip jie visada pas mane sukrenta. Nu, ne visai paraleliai, bet jo, tai Kaunas iš tikrųjų mes su Kauno dramos teatru ten nuo seniau, nuo mano studijų baigimo kažkokį tokį kontaktą mezgiam, bet kartais reikia laiko, kad kažkokios idėjos užkiptų ar ten kažką. Tai su Kaunu labai kažkaip netyčiai gražiai pasitarnavo ar nepasitarnavo pandemija man. Nes čia tas legendinis ilgiausias spektaklis, aš tą juokauju, nes kritikė Aušra Kaminskaitė kažkada sugalvojo padaryti, kadangi buvo toks bumas neseniai čia tų ilgų spektaklių, kur 6 valandas ar 4,5 trunka, kur gali būti labai gerai, bet kartais ir kančia būna tiesiog dėl laiko trukmės, ne dėl to, kad darbas prastas. Tiesiog norėjo suvesti ir padaryti ilgiausių spektaklių sąrašą. Ir kadangi tas mirgėjimas, apie kurį aš čia kažką papasakosiu, galbūt, kadangi jis truko 4 vakarus, kaip ir jo trukmė 4 dienas, tai jinai pirmoje vietoje parašė, kad tai aš dėl to tiesiog juokauju, kad ilgiausio spektaklio autorius. Tai va, tai per pandemiją mes čia bandėme su Kauno dramos teatru padaryti spektaklį ir padarėme spektaklį Mirgėjimai, kuris čia taip trumpai gyveno, bet man atrodo, kas kam teko patirti, man atrodo, jis kažkokią vietą atminty turi. Ten girdėjau visokių svarstymų, ar tai yra ten toks jau grinasis interaktyvusis teatras, ar čia net ir kažkoks RPG žaidimo, reiškia, pirmas bandymas teatre Lietuvoje tokio, ar net kažkokio vos ne alternative reality, augmented reality, tokio bandymo įvardinti, bet kartu tokio labai faino, šilto grįžtamojo ryšio to paties. Nes kad ir kaip sakytum, kad čia kuri dėl savęs, vis tiek žiūrovo nuomonė labai svarbi ir visada. Tai ten, tiem, kas nežino, tai buvo, kadangi buvo pandemija, visi užsidarė, visi ieškojo teatrai tų būdų, ką veikti šiuo metu. Tai buvo spektaklis 4 vakarus Facebook'e, jis buvo apie konspiracijos teorijas ir buvo uždara Facebook'o grupė, į kurią būdavo pakviečiami tik tai žiūrovai nusipirkę bilietus. Ir ten 6 gal ar 7 aktoriai susikūrė irgi feikinės anketas kaip personažai, bandė įkurti tokią konspiracininkų grupę ir įtikinti žiūrovus prisijungti prie perversmo kažkokio. Tas toks linksmas žaidimas, ten labai daug žiūrovas turėjo irgi laisvės ir matęs, kurie žiūrovai pasiduodavo žaidimui. Karolis juokėsi, nes žino. Ir jo, kiti gal ne visiems čia, ta prasme normalu, čia toks visiškai eksperimentas, bet jis tokių labai daug įdomių ir su aktoriais, pavyzdžiui, mes pastatėm pilnai spektaklį, rodėm 3-4 kartus po 4 dienas ir kai kurios aktorius aš pirmą kartą gyvai sutikau jau tik tai po karantino. Mes pilnai padarėm darbą, niekada nesusitikę su kai kuriais. Tai tas buvo įspūdinga. Man dėl to darbo vieną kartą, gal man atrodo, reikėjo į Kauną atvažiuoti per pandemiją. Okay. Ten filmavimus darėm, kažko, ko negalėjom jau susintetinti patys. Yeah. Nes vis tiek teatras nėra ten aukštųjų technologijų įmonė, kuri visas moderniausias technologijas turėtų, tai kartais reikia jas simuliuoti šiek tiek. Yeah. Tai va, tai tas mirgėjimas buvo tos durys į Kauną, tai va, tai po to buvo Kaunas, Šiauliuose aš turiu tokį kūrybinį partnerį chorą Polifonija, su kuriais mes jau porą muzikinių projektų, muzikinių performansų darėm, kas yra man visai kitas žanras, bet aš kadangi pats dainavau chore 12 metų vaikystės, tai man tas labai šilta, gera ir smagu dirbti su muzikiniais kažkokiais renginiais ir ansambliais.
O dabar po to sekė vaikų teatro etapas, kuris irgi netikėtai ir irgi nuo to paties Kauno prasidėjo. Ir dabar aš jau bandau iš vaikų teatro etapo išlipti, ta prasme, jį nespjaunu, manau, kad dar bus tų vaikiškų spektaklių, bet grįžtu į tamsiąją pusę ir grįžtu statyti suaugusiam bent kol kas. Ok, tai čia paskutiniai turbūt buvo Kaune Taisykla ir dar vienas. Emilio Emilis ir tada Vilniui. Sibiro haiku. Jo. Ok, tai praėjom biografiją, galim jau labiau pasigilinti į tam tikras dalis. Nu ir jo, ir nemažai kalbėjom apie mirgėjimus ir turbūt aš nuo tada tave maždaug žinau kaip režisierių, tai galim nuo šito ir pradėti ir pasigilinti daugiau. Jo, jau užsiminiai, aš tą patyrimą praėjau. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad viską ten labai puikiai atsimenu, nu visgi pandemija tai tokia visiems yra trauma, kuri kažkur yra ir nėra. Juodoji dėmė. Bet nesenai man išmetė šitą priminimą Facebook'e, kad kažką šerinau, kad ten tarp aktyviausių buvau dalyvių, nes tema konspiracijos tai yra mano dalykas, kur atskirą podcastą norėčiau turėti realiai apie konspiracijas, kur tik kalbėčiau, gal kada nors ir įvyks, bet jo, man atrodo ir tema gera, ir pats tas, nu, turbūt nežinau viso pasaulio, ten mastu nesidomėjau, bet, nu, turbūt nelabai daug Lietuvoje, tai turbūt joks teatras nedarė nieko panašaus nei prieš, nei po, nu, gal po ir bandė kažką atkartot, bet toks gyvas bendravimas, nu, nes mes pilnai galėjom interaktinti. Iš esmės, aš kiek pamenu, ten būdavo laivai, kur aktoriai darydavo laivus ir ten kažkas konspiracininkai, kažkas ten dar kažkas. Ir nu, viskas vyksta tuo metu. Yra gal gyvų teatrų, kur ten tu gali įsitrauktas interaktyvusis teatras, bet čia toks, nu, tu kaip ir įsitrauki, bet kartu tai viskas nuotoliniu būdu vyksta, nu, nežinau. Labai, kiek aš pamenu, tai buvo puikiai patirtis, man labai patiko, aš labai laukdavau tų vakarų. Ir jo, aš ieškojau straipsnio, galvoju, iš kur tu ištraukiai ilgiausią šitą visą dalyką, ar tikrai čia jau niekad nebuvo ilgesnių. Tai radau taip straipsnį, kur paminėtas pirmoje vietoje. Tai kaip atsirado, nu tiek pati pirma idėja, nu turbūt lengva buvo pirmą idėją sugalvoti, kai turėjom COVID ir konspiracijų turbūt teorijų, kažkaip kalbėjimas apie konspiracijas buvo aukštumose visose, bet jo, kaip būtent materializavosi, kad kažką padaryti ir kaip pati forma gimė, nu iš esmės turbūt mano klausimas yra įlysti tuos užkulisius, kur kaip tavo smegenis ir galvojimas ir interaktionai su aktoriais veikia, kad iš kažko idėjos gimtų galutinis rezultatas. Tai tų versijų tokių pirminių buvo labai įvairių, nes man atrodo, čia buvo gal net ir, bijau sumeluot, bet gal net paties teatro ir jo vadovų kažkoks toks noras, kad tai būtų ta tema, nes ten buvo iškart pakviestas ten ir medijų ekspertas, reiškia, ir dramaturgė, kuri galbūt toj temai kažkiek irgi gaudosi. Ir ta tema, tai aš nežinau, ar jinai buvo mano autorinė, bet kaip tu sakai, jo, jinai sklandė tuo metu ore ir vis dar tebesklando. Hint. Bet pats procesas tai labai įdomus buvo ir mes su aktoriais, kadangi, aišku, natūraliai, kai darai eksperimentą, nori kažkuria prasme saugiau, greičiau, paprasčiau atrodo pasimti ten vien jaunus aktorius ir taip toliau, bet iš pačio teatro iniciatyvos, iš aktorių iniciatyvos atsirado tokia pakankamai mišri ir aktyvi aktorių komanda ir mes tiek su dramaturgė, tiek su Gyčiu sėdėdavom, diskutuodavom, ten Gytis, Dieve, kokia jo pavardė, nepasakysiu. Kuris Gytis? Dovydėnas, žodžiu, kuris buvo mūsų kaip toks medijų konsultantas arba kažkoks žinovas. Jisai ir ten paskaitas aktoriam vedė. Dovydaitis, jo, Gytis Dovydaitis. Tai apie pačias konspiracijos teorijas ir taip toliau. Ir jis tą pagrindą konspiracijų teorijų, jisai sukūrė tą didžiąją teoriją, kuri buvo, žodžiu, scenarijaus pagrindas buvo konspiracijos teorija, kad LED lampos savo mirgėjimu
nu, iš esmės plauna smegenis mums. Nu, taip grubiai, bet jis ten sukūrė tą visą konspiracijos žemėlapį, kai būna pas visus serijinius žudikus serialuose, kur raudonų siūlų viskas suvedžiota, tai toks failas buvo, jį visi aktoriai analizavo, buvo parašyta ir netikrų straipsnių, buvo, kadangi ten šiek tiek, ta prasme, aišku, kaip visos konspiracijos teorijos turėjo 2 procentus tiesos, tai buvo ir tikrų straipsnių pririnkti ir viską, ir kūręs tas toks didelis išprotėjimo žemėlapis, kurį kiekvienas pagal savo veikėjo kažkokį, nes ten buvo, pavyzdžiui, veikėjas, kuris yra buvęs fizikos profesorius, tai ten jis viską tą žinojo, jaunas kažkoks studentas, kuris tam priešinasi, tai jis žinojo gal tik tai ten tuos atseit populiariausius dalykus ir kaip juos paneigti, bet nežinojo kažkokios gelmės. Buvo sukurti tipažai, vat, kas tai bus. Ir mes galvom, kas dažnai kažkaip, kuriant spektaklį, yra tas, kas naudinga, kas veiktų spektaklyje. Tai vat, buvo nuo senutės, buvo senutė, kuri nesigaudo socialiniuose tinkluose, fizikos profesorius, kažkoks jaunas ten politikos studentas ar kažkoks fanatikas, kuris anonimiškai kūrė video, reiškės, mergina, kuri pasinešus ten ant visų hylinimų ir keistų visų savipagalbos būdų, kažkokia emigrantė, kuri nelabai nebegyvena Lietuvoje, bet jie ir UK, reiškės, ūkuose tos lempos mirga ir jinai va taip randa ryšių su tėvynė. Ieškom tokių visiškai tipažų, kurie galėtų, nes mums buvo klausimas, kokie žmonės yra pagavus arba paveikus tom konspiracijų teorijom. Ir po to, aišku, bandėm ir kažkokią tą psichologinę pusę savo atsakyti, kodėl, kiek tame yra vienišumo, kiek tame yra kažkokio, vat, nes ten tos emigrantės atveju, nu, tu matai, kad tai yra būdas išlaikyti kažkokį ryšį ir su tėvynė. Nors tas gal ne viskas po to spektaklyje liko, bet buvo labai įdomus procesas va to diskutavimo ir sėdėjimo. Valandas Zoom'e, aš nežinau, kaip mes ten išsėdėjom, nes čia gal ir buvo tas efektas, kad tai buvo gan anksti pandemijai, nors pats spektaklis išėjo jau man atrodo, antrą pavasarį šito uždarimo, bet kažkaip mes dar nebuvom pavargę nuo Zoom'o, nes po to jau prasidėjo tas, dar vienas Zoom'as. Bet vat, kuriant spektaklį, gal jo, buvo labai įdomus procesas, aišku, ten ir buvo laiko tokie kaip ribojimai, nes reikėjo kažkada jį išleisti, reikėjo kažkaip parduoti, bet jis dar šiaip toks, kaip įdomu, kai va, tas kažkoks darbas pradeda griauti ribas. O tai kaip suprast 5 ar 4 dienas? Mes pradžioje galvom gal 6 net, po to teatras jau įsikišo, prašė trumpinti. Sako, nieks tiek nežiūrės. Gal ir nežiūrėtų, o gal ir žiūrėtų. Čia nežinai, bet jo, kaip iš vis moderuoti, kaip administruoti ir čia dar kartu, visą tai toks partizanas buvo absoliutus, nes, nežinau. Kiek, pavyzdžiui, ten spektaklis vyksta Facebook'e galų gale. Aišku, ten nebuvo jis ten kažkoks profito darytojas, žinai, kur Facebook'ui kažkaip rūpėtų, bet turėjom visko, turėjom ekstrinius accountus, nes buvo berepetuojant, kad pagauna, kad netikras accountas ir jis ištrinamas. Okay. Tai buvom pasiruošę visokiom situacijom ir teko, nori, nenori, kas po to gal labiau buvo, aišku, profesionalam ten komunikacijos, tai tas tikriausiai buvo žinoma, man kaip teatralui nesidominčiam, per daug nesidominčiam bent jau tam socialiniais tinklais ir taip toliau, aš labai gerai jų algoritmų visokių nežinojau. Šitam spektakliui reikėjo išsiaiškinti, nes
Nu, ten per kiekvieną vakarą būdavo valanda eterio ir per tą valandą vyksta kokie 9-10 postų, ten laivų, apklausų, nuorodų, šiaip diskusijų ir kaip padaryti, kad žiūrovas visada matytų naujausią informaciją, kaip traukti tuos dalykus, naują postą iš apačios į viršų, visą tą reikėjo kažkaip išmokti ir man, ir visiems aktoriam. Kaip ištraukti, kaip užkomentuoti postą, kad jis iššoktų į viršų. Žodžiu, šiaip žiauriai kitus tereinus, kitas žemes reikėjo įvaldyti negu scenui. Tai buvo žiauriai labai labai įdomu. Ar buvo kažkokių interaktionų, kurie, nu nežinau, gal buvo jau too much, ar ten kažkas tokio. Nes aš kiek pamenu iš savo grupės, pavadinkim, tai lyg ir nebuvo kažko ten baisaus. Mes su laiku gal leidom savo daugiau improvizuoti ir daugiau, nes pats reikalas ir buvo tame, kad išsibandyti ribas, kaip toli gali nueiti. Ir ta socialinė erdvė, kad tai mes nesam būtent gyvai susitikę, o sėdėm internete, mes visi žinom, kaip tai atrakina rankas visokiam įžeidimam, ten taip toliau. Tai buvo ta bendroji erdvė grupė, tada buvo visi žiūrovai padalinti į 4 chatus ar kažkiek, man atrodo, 4 su skirtingais veikėjais. Tai tokia jau siauresnis ratas, bet būdavo žiūrovų ir būdavo, pavyzdžiui, mes norėjom pabandyti kiek įmanoma paslėpti, kas yra aktorius, kas yra žiūrovas, nes tas, gan anksti tampa aišku, jeigu eina į laivą kažkas, tai mes bandydavom išprovokuoti, jau tu matai po dienos, kurie žiūrovai yra aktyvesni, mes bandydavom, kad jie už mus padarytų darbą. Tai yra rašydavo aktoriai iš tų anketų jam asmeniškai, o gali tu papostinti, aš čia bijau dėl savo karjeros, ką nors. Ir buvo tikrai tada, kur jau iš tų didesnių bendravimo ratų aktorius išeina su žiūrovu 1-1. Ir tas yra labai reta net ir tam gyvam teatre. Yra tokia, tarp kitko, teatro sritis Human Specific Theater, kur yra vienam žiūrovui arba kur žiūrovas yra dalomas į mažesnės grupės tol, kol kažkas atsitinka jam, jis pamato vienintelis tokią spektaklio versiją, kokią jis pamato, pavyzdžiui. Visi bent kiek skirtingai pamato kažkaip. Tai, bet jo, čia yra labai artimas kontaktas, bet įdomu tas, kad tas anonimiškumas, tai yra nebuvimas vienoje erdvėje, nors aktoriai buvo pasvetimais, slapyvardžiai žiūrovai, tai jau savo anketose buvo, bet jiems, kai kuriems bent jau tas irgi atrakino duris į tokį paleisti ir žaisti ir apsimesti tuo ten žmogum, kuris tiki konspiracijų teorijom ir net mačiau, atsimenu irgi iš komentarų, kur po visko, kai jau mes ten nusilenkėm, tarsi biškį išaiškinam, kas čia kas, kad žiūrovai manė ant kitų žiūrovų, kad aš maniau, kad tu aktorius arba tokių visokių bairių. Tai buvo, kas bandė ribas, pavyzdžiui, buvo tokių žmonių, kurie atseit ėjo į konfliktą. Nes buvo konfliktinis veikėjas, sakykime, ten Aistė Zabatkaitės buvo Mantė, kuri ta emigrantė buvo. Tai man atrodo, net su viena teatro kritikė jos privačiam čate pasisiuntinėjo nahui. Bet mes su aktoriais tą valandą, kai vykdavo gyvasis eteris, mes sėdėdavom paraleliai Zoom'e. Tai yra mes, ar ten Teams'ose, neatsimenu, bet visą laiką tardavomės. Tai jie gauna kažkokią asmeninę žinutę, jie klausia, ką mes darom. Ir mes toks šiaip, tai kaip, nežinau, kaip call centro kokio, žinai, arba kaip taksi kompanijos centriukas, kur visi staiga pasitarėm ir metam, nes tu turi split second tipo decisions daryti. Tai šiaip crazy, kaip didžiausia, įdomiausia kažkokį dalyką. Grinai, tu toks Dungeons and Dragons kažkoks, bet kur tu tos sprendimus reikia daryti greitus ir kur tu dar valdai 7 aktorius
Aišku, jie tikrai gerai dirbo ir žinojo savo personažus ir daug laisvės turėjo improvizuoti. Buvo žiūrovų, kurie darė laivus už mus, buvo kas labiausiai gaila, kas nepavyko. Tai vieną grupę mes buvom užparinę daryti gyvą protestą. Ir galvom, kaip čia dabar karantinas, mes negalim su jais susitikti, kur čia daryti, nes šiaip protestą eitum ten prie Seimo arba prie savivaldybės, bet karantinas, negalima būriuotis. Sugalvom kažkokią durniausią vietą Vilniuje, tai buvo prie Kiaušinio, prie Stepono gatvės, nes tiesiog aktoriai ir aš ten netoli gyvenam. Aha. Ir buvom sutarę su 2 žiūrovais, kad mes susitiksim tenai daryti protesto prieš LED lampas. Tai aktoriai atėjo, žiūrovai dėja ne. Lema. Dėja, bet buvo žingsnis iki to. Tai čia buvo man didžiausias kažkoks laimėjimas ir jo, kad jeigu dar būtų susirinkę ir išėję į protestą, tai būtų nuostabu. Wow. Nu, tikrai, gal buvau nemažai primiršęs tą darbą, dabar kiek pasakai, pačius veikėjus, ta iš UK, ar ne Chicken fabrike dirbo, ar kažkokia... Ne, jinai kirpėja buvo. Ok, bet esmė, kad, nu jo, ten buvo, man tai žiauriai patiko, aš mažai atsimenu konkrečių dalykų, bet pats vaibas, laukdavau kiekvieną dieną, ten tos kažkelintos vakaro, kol ten prasidės ir... Nu jo, tikrai puikus darbas, bet pereikim dabar jau prie tų realaus pasaulio darbų, kurie vyksta ne internetinėje erdvėje. Man įdomu ir tikiuosi kitiems bus įdomu klausant. Visi kaip ir, žinom, režisierius ten kažką parodo, tu tą daryk ir tiek realiai. Bet kas iš tikrųjų yra režisierius, nes aš kadangi irgi šiek tiek matęs užkulisių ir patyręs, ką daro režisierius, iš tos pusės, kad buvau kitoj pusėje, kur režisierius aiškina, ką daryti. Nu, režisierius nėra tik tai ten kažkas, režisierius yra kažkas daugiau. Tai va, kaip tu matai režisūrą ir koks tu esi režisierius? Nuostabu, aš šiandien kaip tik vedžiau Kauno dramos teatro festivalyje, netgi teatrą kūrybinės dirbtuvės 5-okams. Ir aš jų klausiau, sakau, ką aktoriai daro, visi žinot, bet ką daro režisierius? Taip visi drąsiai sakė, režisuoja. Čia sakau, tai ką tai reiškia? Nu ir tada jau sunkiau pasakyti, tai labai tikslus klausimas, bet man atrodo, aš net šiandien kažkaip savo gan tiksliai įsivardinau, bandydamas pasakyti vaikams. Nu, ta formuluotė, kurią dabar pasakysiu, nėra gal visiškai vaikams, bet man atrodo, režisierius yra atsakingas už spektaklio meninę visumą. Tai yra, aišku, ten didelė dalis yra darbas su aktoriais, bet tai nėra vien tai. Ir yra procesų, kur aktoriai veda kūrybinį procesą arba neša savo idėjas ir gali būti labai visaip kaip, gali būti labai demokratiškas procesas ir taip toliau. Tiesiog reikia žmogaus, kuris galų gale prisiema atsakomybę ir nes, kaip sakiau, žinai, gali tada scenografas daryti futurizmą, o kostiumų dailininkas 16 amžių. Kas gal kažkur ir veiks, nebūtinai, bet iš esmės žmogus, kuris įneša tą vieną viziją kažkokią. O dar man labai studijuojant, aš dabar pastaruoju metu nepergalvojau labai to dalyko, bet tiesiog tai viena tokių įsiminusių, nes mums dėsto ten visokius teatrą pakeitusius režisierius ir taip toliau, tokius vizionierius, kurie ankstyvo laikų, nes režisūra yra ten biški daugiau nei 100 metų kaip profesijai. Anksčiau vadovaudavo tas meninės visumos vadovas būdavo tai aktorius, tai rašytojas, dramaturgas, tai scenografas skirtingų metų, kaip režisieriaus net nebuvo iki 20 amžiaus. Tai režisierius, anot vieno iš tų žmonių, Kreigo, jeigu neklystu, yra tobulas žiūrovas. Tai yra tas žiūrovas, kuris, jis žiūri. Mano darbas sėdėti ir žiūrėti ir sakyti, arba nesuprantu, arba netikiu, arba kažkaip čia viskas nesiriša. Tai tuo žiūrėjimo
būdu tu, aišku, tai yra daugiau negu žiūrėjimas, tai yra visų pirma tos pirmos idėjos tikriausiai atnešimas ir tos ugnelės uždegimas, bet net būna ir kitaip, būna spektaklių, kurie gimsta iš aktorių iniciatyvos, iš aktoriai patys pasidaro kažkokią medžiagą, ten atsineša, susirepetuoja, bet reikia vis tiek ją išbaigti. Ir tada kviečiasi režisierių ir tada, aišku, būna režisierių, kurie nutempia į savo viziją ir sugadina tai, ką būna aktoriai pasidarę, bet man atrodo, bet kokiu atveju režisierius yra tas tobulas žiūrovas. Aš asmeniškai, ką mėgstu, tai ieškoti kažkokių tų, ypatingai tas jaučiasi, kai aš dirbu su chorais, pavyzdžiui, arba, ne teatriniam, ne teatro žmonėm, arba ne teatro, užsakymas ne teatre, tada tu galvoji, aš chorą dainuojantį mačiau 100 kartų, ko aš dar nemačiau. Iš tokio žiūrovo įdomumo perspektyvos. Ir ten vienas iš tų darbų su polifonija buvo, kad mes ėmėm kaip dokumentiką darėm, ėmėm interviu iš visų choristų, nes tu chorą matai kaip masę, o ten yra 30 ar 40 ar ten kitam atveju 100 žiauriai įdomių žmonių, kurie kiekvienas turi savo gyvenimą ir taip toliau, bet jie visi yra toks, ar ten jis konkrečiai yra ar nėra, niekam nesvarbu, nes yra dar 30 kitų. Tai mes bandėm, pavyzdžiui, ištraukti tą choristą ir sudėliojom visą tą koncerto dramaturgiją tarp dainų iš tokių pakankamai jautrių asmeninių istorijų arba prisiminimų arba kažkokių tokių dalykų. Tuo būdu ištraukdami tuos choristus, kurie, aišku, nereikia visada visus traukti ten ir taip. Ta prasme, yra žmonių, kurie nenori būti, jiem puikiai tinka būti chore, ansamblyje, masėje ir taip toliau. Bet tai aš bendrai netikiu prievartą jokiame darbe ir jokiame ypač kūrybinėme procese. Bet jo, tai tas žiūrėjimas, žiūros, nes po to prasideda žiūros kampas, ten, ta prasme, kaip tu tai pateiksi žiūrovui. Kai mes šnekam ten apie kažkokius filmus ar ne filmus, arba kažką dabartiniam kontekste, ten to paties lyčių lygybės ar kažkokio, reiškia, seksizmo, dar kažko atsiranda tas gaze terminas, ar ne, male gaze, vyriškas žvilgsnis. Tai vėl tai yra apie žiūrėjimą, kad režisierius žiūri tą aktorę kaip ten kažkokį gražų kūną, o ne pilnavertį žmogų. Tai man labai daug režisūrų yra tiesiog žvilgsnis, žiūrėjimas. Ok, šiaip apie male gaze čia būtų galima atskrai, to dabar klausiau tendencingai podcast'o, kuris apie madą yra ir ten irgi apie tai, kad madą kuria vyrai ir male gaze ir visa kita, bet neįsim į ten, nes turim ribotą laiką iki Augusto traukinio. Ką aš norėčiau, kad plačiau papasakotum, būtent daugiau apie patį procesą. Ok, režisierius yra žiūrėjimas, bet turbūt tik tie žmonės kaip aš, kurie paskaito dramos teatro naujieną, žino, kad ten prasideda viskas dažniausiai nuo skaitimų, jau prieš tai pjesė turėjo įvykti, arba jinai jau buvo parašyta kažkada, arba buvo rašoma, ten skaitimai, visokios repeticijos, ten dar kažkas. Tai ar galėtum šiek tiek pravertas užkulisius, čia toks gal labiau techninis, nei kūrybinis procesas, bet kaip kaip su šitais scenografais, tais pačiais kostiumų dailininkais, kaip tu dirbi su jais ir kaip čia viskas vyksta? Principai, jeigu mes imam tokį didelį valstybinį teatrą, kaip ten nacionalinis Kauno dramos teatras ar Lietuvos nacionalinis dramos teatras ar bet kuris kitas, tai iš tikrųjų viskas prasideda prieš gerų 1,5 metų minimum, jeigu ne 2,5, kitais atvejais didesnių spektaklių, dėl to, kad visų pirma reikia gauti finansavimą. Čia jeigu jau į tokius technicalities. Bet tada, aišku, yra derinimasis, ten datų, salių, taip toliau. Sekantis žingsnis režisieriaus yra dažniausiai castingas. Ir tai yra vėl tada, tu jau tuo metu, iš tikrųjų iki tol tu turi pasidaryti analizę ir turėti savo idėją. Nes, žinai, galima labai, castingą suprasti kaip kuris iš šitų 30-mečių vyrų vaidins Romeo, arba castingas gali būti labai konceptualus. Ta prasme, kad
60-metė moteris bus Džiuljeta, arba ten 60-metė moteris bus Romeo, arba Romeo ir Džiuljetai nebus Romeo ir Džiuljetos. Nu, turiu omeny, kad tai va tas castingas, jis jau by that point, tuo metu jau tu turi turėti idėją pilnai, ką tu darysi, nes po to keis bus labai sunku. Tai va, įvyksta castingas, kuris dažniausiai, kadangi Lietuvoje mes vieni kitus pažįstam ir žinom, tai tu dažniausiai tiesiog pasirenki, bet jeigu yra kažkoks atviresnis kvietimas, arba reikia kažko specifiško, arba tas teatras, sakykime, yra teatrų, kuriuose trupiai jauniausias aktorius yra 3-8, žinai. Nu, tau reikia mergaitės. Tai tu nenori darai atvirą kvietimą. Bet, būna dėl įvairių priežasčių. Atsiranda castingas, tada yra, aišku, iki proceso dažniausiai derinami scenografijos, kostiumų kažkokie brėžiniai, eskizai, variantai, tai vėl tu pats renkiesi kūrybinę komandą, su kuo tu nori dirbti, tinkiesi iš anksto su tai žmonėm, nes teatras dažniausiai irgi ten, pagaminti, pavyzdžiui, ten pastatyti namą, iš esmės scenoje namą, su sienom, su dar kažkuo, tai užtrunka. Tai vat visą tai dažniausiai iki repeticijų dar gerokai anksčiau būna derinama ir pradedama gaminti. Tai reiškia, tu su tuo pačiu ten kostiumo dailininku ar scenografu irgi labai seniai iš anksto šnekiesi apie tą medžiagą. Ir dažnai būna, kad gal ir prašauni kažkiek, nes tu dar nepradėjai su aktoriais dirbti, o tau jau reikia žinoti daug ką. Tada jau, aišku, prasideda tas malonusis repeticijų etapas, kur tu sėdi su aktoriais, tai vat pradžioje yra, kad minėjai skaitymai, jeigu tai yra, aš dabar šneku visiškai tokiam standartiniam, tradiciniam variantui, jeigu tai yra pjesė. Dažniausiai, nežinau, kas mėgsta savaitę, kas 2, kas mėnesį, netgi sėdim už stalo su tekstu, skaitom pjesę ir analizuojam, dėliojamės akcentus, šnekam apie personažo kažkokias savybės, būtinybės, kaip ta scena kiekviena turi suskambėti, ar čia reikia koreguoti tekstą, ar nereikia. Ir tada prasideda vadinamas po to jau etapas ant kojų, tai yra, kai mes einam ir bandom vaidinti su tuo pasiruošimu, kurį mes atlikom prie stalo, su analize, su tam tikrais jau sudėliotais galbūt prasminiais akcentais ir taip toliau. Ir tada tu dėriesi, dėlioji, kas ten kaip geriau veikia, kas kartais aktorius turi kažkokių norų arba vizijų, kaip tai turėtų jo personažas veikti, atrodyti tada. Kartais tu labiau gal žinai geriau už jį. Tai yra toks dėrėjimosi menas, bet bendrai tu sieki kartu sukurti tą kitą pasaulį, naują mažą kažkokią šeimą, ar visuomenę, ar bendruomenę, ar kažką. Ir galiausiai, jeigu viskas įvyksta, tai tada finale tu gauni kokią savaitę arba truputį daugiau ant scenos pilnai su dekoracijom. Ir jau tada bandai, nes kai tu repetuoji ant kojų, tas repeticijų salėj, tai tu turi vietoj lovos ten čiužinį, arba vietoj lovos 2 dėžes turi. Tokį tik nusakoma, numanoma, dėl to daug kas vyksta fantazijoj, dėl to šiaip teatras toks visiškai fantazijos dalykas. O jau ten tarsi paskutinę savaitę prieš premjerą turi viską, bet tada paaiškėjo kad tu dar neturi šviesų, nes šviesas gali statyti tik ant pilnos dekoracijos ir tik tikrojoj salėj. Tai vat šalia to, kad paskutinę savaitę tu turi užbaigti štrichus, tada dar turi vieną lygį, kad tai yra šviesas, kurias reikia padaryti nuo nulio. Ta prasme, būna idėja, galbūt būna aptarta kažkas su šviesų dailininku, jeigu toks yra, nes kai kurie spektakliai negali sau leisti, pavyzdžiui, piniginiai, negalima, neišgali, bet dabar jau dažniausiai visi turi šviesų dailininkus, didžiuosiuose teatruose, tai tada yra šviesų dėliojimas ir paskutinių visų tų akcentų suvedimas, ir hopefully geras spektaklis išvysta dienos šviesą. Bet tada yra kitas variantas, pavyzdžiui, kai tai yra nevalstybinis teatras, kur viskas yra on the spot, on the go, tuo pačiu metu kaip repeticijos, tuo metu tik tai pradedama gaminti scenografiją ir to laiko gerokai mažiau, ir scenai gali turėti tik 2-3 dienas. Gali būti, kad, pavyzdžiui, medžiagos tu neturi, o kuri kartu su aktoriais, kas, pavyzdžiui, ten Taisykla, Emilio Emilis, mes kūrėm viską kartu. Tai finale buvo parašyta tam tikra pjesė kaip schema,
bet mes neturėjom jokio konkretaus teksto prieš pradėdami repeticijas. Bet tu tada, darai kitą pasiruošimą. Analizuoji temą, renkėsi kažkokius tekstus, kurie galbūt bus naudingi, kurie užduotis aktoriam, užduotis scenografui ir taip toliau. Ok, vis tiek turim paliesti ir skaudesnės teatro temas, tai neliesim kažkokių labai skaudžių, mes esam nemažai apdiskutavę privačiose pokalbiuose, bet šiaip man įdomu, yra daug šnekama apie tai, kad yra ten dvi Lietuvos ir yra viena ten Vilnius, Kaunas, Klaipėda pavadinkim ir kita mažesnė. Nors tu nesi ten statęs kažkaip labai plačiai visoje Lietuvoje, bet vis tiek jau Panevėžys prie tos mažesnės Lietuvos turbūt būtų priskiriamas. Ar jaučias nebūtinai tarp Panevėžio ir kitų miestų, bet apskritai tarp teatrų skirtumai ir kultūriniai skirtumai, nors tos teatrus skiria mažiau nei 100 kilometrų turbūt visus? Nežinau, ar tarp teatrų, ta prasme... Ne tik tarp gal teatrų kaip teatro darbuotojų, teatro bendruomenės, bet ir net žiūrovo pačio, nes tai irgi yra teatro dalis. Gal tas labiau pasijaučia, nes tie miestai, kurie turi savo teatrus, kaip bebūtų, ten žiūrovas, bent jau dalis žiūrovo, yra jau įpratęs prie to, kad to teatro yra įvairaus. Ir iš tikrųjų tas savo teatro, net jeigu, gal nepilnai kažkokio profesionalaus arba nepilnai pajėgaus, bet to teatro turėjimas, į kurį gali atvažiuoti kažkas, tuo pačiu, ten, ar kultūros namai kažkas, jis labai, kažkuria prasme edukuoja ir tie žiūrovai net mes daug važinėjom ne tik su mano, bet su kitais spektakliais, aš dirbu ir asistentų kitų režisierių. Važinėjom po Lietuvą į kultūrnamius. Jaučiasi, aišku, kad tie teatrai, kurie turi savo profesionalų dramos teatrą, Panevėžys, Šiauliai, Alytus, kad jie yra įpratę prie įvairesnio turinio. Tai tas gal žymi teatro kaip kažkokio kultūros, kaip edukacijos, kaip bendruomenės telkimo įrankio kažkokį veikimą. Kita vertus, man šita tema labai įdomi, nes aš šiuo metu dirbu prie naujos medžiagos Vilniuje mažajam teatre, kur pati pjesė yra sena, šiaip jinai yra 20 amžiaus pradžios, bet ten nagrinėjamas miesto gyvenimas ir būtent žemiausios klasės, žemiausio socialinio sluoksnio miesto gyventojų gyvenimas. Tai yra, žmonės, kurie šiais laikais ten uždirba mažiausiai, ar ne arti minimumo, arba žemiau, gyvena ten prie skurdo ribos ir taip toliau. Juk tokie žmonės ir mieste neina į teatrą. Bet teatras tai labai dažnai kalba, arba kūrėjai kalba, mes kalbam, aš pats kalbu, kad mums svarbu čia socialiniai skauduliai, čia visuomenės kažkoks edukavimas, taip toliau. Tai, man atrodo, yra, aišku, yra atskira miesto kaimo ten dialektika, visa kita, tas irgi yra atskira tema, bet mes net savo tam miesto teritorijoje ar kažkokiam kultūriniam gyvenime irgi segreguojam arba nerandam būdų, kaip prisikviesti tuos žmonės, nerandam būdų, kaip skatinti, nežinau, ten per nuolaidas, per kažką. Kažkokį įtraukumą ir aš pats neturiu tokių tiesioginių greitų atsakymų. Bet tada visada grįžti prie klausimo, kam tas teatras yra, nes dažnai tu pats supranti, kad tu kuri, pats būdamas lengvai privilegijuotas, kuri bent jau minimum lengvai privilegijuotiem žmonėm. Ir tai yra tokiam burbule, kai būna koks nors spektaklis prieš rasizmą, į kurį susirenka vien tik tai ten Vilniaus ar Kauno hipsteriai, kurie ir taip yra prieš rasizmą, ir tada tu toks, echo chamber. Tas pats, kas, skanduoti kažkokią skanduotę, minioje tave palaikančių žmonių. Tai aišku, tu labai gerai jausies, bet ar tai kūrė socialinį pokytį? Tikriausiai ne. Tai tas labai sunku ir yra įvairių pasaulyje iš tikrųjų pavyzdžių, kaip tą daro arba kaip tą bando daryti. Tai yra, pavyzdžiui, teatrai, kurie įsipareigoja
nežinau, savo kūrybai turėti spektaklius, kuriem gastroliuoti reikia ten nedaugiau negu vieno busiuko, žinai. Nes dažnai spektaklis net negali gastroliuoti, nes per daug reikia šviesų ir visko vežtis. Jo. Ir tada važiuoti ten į didelį Klaipėdos teatrą yra ok, bet nuvažiuoti į Žiežmarių ten whatever, bet kur, neapsimoka, nes tiesiog nebus pakankamai žiūrovo, kad atpirktų. Tai yra vienas toks būdas, yra įsipareigojimai, pavyzdžiui, kiti teatrai čia Europos kontekste kviesti, pavyzdžiui, vaidinti socialiai pažeidžiamų grupių žmonės ir arba, pavyzdžiui, kviesti vaidinti neprofesionalius aktorius. Ir tai yra irgi būdas įtraukumo didinimo kažkokio, kad tas žmogus, jeigu tu vaidinsi teatre, tai tavęs ateis bent jau pažiūrėti tavo šeima ir tavo kaimynai. Taip yra. Yeah. Ir tai atveda į teatrą naujus žiūrovus, naujas grupės. Tada, aišku, reikia, kad teatras turėtų ką tam naujom grupėm pasiūlyti. Nes jeigu tu prisitrauksi ten kokią nors grupę paauglių, bet neturėsi visai jokio repertuaro paaugliams, tai irgi tada... Tai tos problemos yra kompleksinės, bet ką aš norėjau pasakyti, kad yra labai įdomių ir tokių būdų, kurie Lietuvos teatralus labai dažnai nervina. Va tas, pavyzdžiui, kaip čia dabar neprofesionalą kviesti, arba kam čia mums važiuoti tuos kaimus, arba kažką. Tai dėl to, aišku, labai gražu, kad yra Lietuvoje ypatingai didelis nevyriausybinis, nevalstybinis sektorius, kurie važiuoja į mokyklų aktų sales, važiuoja daug kur ir jie padaro tą juodą darbą iš tikrųjų, ir tą didįjį darbą, ir tą prasmingiausią darbą. Ir tada mes galim būti menininkai. Tai ir užsimti menu. Aš čia ir savo žnaibau, nes aš pats sėdžiu mostly valstybiniuose teatruose, bet, tu gal per kitas rytis bandai tuos dalykus pasiekti, bet tikiuosi, kad aš savo karjerą ir ateinančiuose darbuose gal kažkurias iš šitų priemonių išbandysiu. Ok, ir visiškai pabaigai, nes laikas į pabaigą. Kas laukia ateityje? Kokie artimiausi darbai? Spėju, ne viską gali pasidalinti, bet kažkokį teaserį. Tai kol kas keli darbai yra tam brewing procese. Dabar dirbu, vėl grįžau prie Hauptmano, kurį stačiau 3 kurse, bet kitos medžiagos Žiurkės, tai va čia tas minėtas darbas Mažajam teatre, kuris tikėkimės dabar yra tokia tik tai laboratorija, eskizo etapas, bet jeigu viskas pavyks, tai kitąmet išvys sceną. Jeigu viskas gerai, tai Kauno žiūrovų laukia irgi po naujų metų premjera jau nebe vaikams, nes mano 2 paskutiniai darbai čia buvo vaikams. Ir dar vienas toks arčiau širdies labiau socialinio politinio teatro projektas irgi laukia savo galimybės ir laukiam atsakymų, ar būsim finansuoti, bet jeigu pavyks, tai bus toks vienas įdomus queer projekčiukas. Ne projekčiukas, spektaklis ir gan klasikinis. Bet pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim. Ok, tai skamba, kad įdomių projektų laukia. Šiandien, nors tikrai dar yra ką norėčiau pakalbėti, paklausinėti, bet šiandien ačiū tau labai, kad atvykai, kad skyriai laiko, tarpuką tokį radom, busy dienoj, ir ačiū klausantiem, kurie išklausė iki šitos vietos. Sekit Augustą, sekit mane įdomu ir iki kito podcast'o. Iki.